Kiekvienoje bibliotekoje lentynos pilnos knygų, tačiau Lietuvoje egzistuoja viena ypatinga pavadinimu Gyvoji biblioteka. Čia knygomis tampa žmonės, o jų istorijos skirtos laužyti stereotipus. Gyvoji biblioteka yra, kai žmogus yra ne ta popierinė knyga, tai yra žmogus, kuri tiesia turbūt bendravimo tiltus tarp žmonių, nelaužydama visus stereotipus. Nes paprastai mes knygų turime labai įvairių, sakykime, žmogus su negale, žmogus turėjęs priklausomybės, žmogus atlikęs realią laisvės atėmimo bausmę, turintis psichikos negalę, tarkim. Tai yra stereotipai, pagal kuriuos žmonės supranta, kad čia, jeigu neįgalus, turi negalę, šitą prieisiu ir padėsiu. Deja, žmonės sako, ne, kol mes nepaprašom pagalbos, gal jūs neikit. Nes mes patys integruojamės, patys norime dalyvauti, mes patys gebame tai daryti. Manau, kad žmonės, jie susipažįsta, jie tada žino netgi galbūt, kaip reikia elgtis, sakykime, troleibuse sutikus tokį asmenį, gatvėje. Tai žinoma, tie, kas domisi mūsų knygomis, jie kiekvienais metais visada ieško vis naujų knygų. Mums ir patiems žinoma labai įdomu ir mes ieškome naujų knygų, vis stengiamės įtraukti, kad žmonėms, skaitytojams būtų labai įdomu. Nes tie, kurie jau žino šitą mūsų gyvąją biblioteką, jie kiekvienais metais, kur mes padalyvautume, arba jeigu esame kažkur kviečiami, jie visada sako, ar turite naujų knygų? Sakom, taip, turim čia, parodom. Nes kai mes dalyvaujame, tarkim, renginiuose ir turime didesnę galimybę ir laiko atžvilgių, tai mes turime sudėję tokius į knygą lapukus, apie kuriuos yra aprašytas stereotipai. Žmogus pats išsirenka knygą, kurią jis nori skaityti ir tada tu jį palydi. Turim galimybę žmogus kalbėti su viena knyga apie 30-45 minutės laiko. Tame tarpe, žinoma, žmonės, sakykime, aš irgi visada, kai važiuoju su jais kartu, turiu dar ir kolegę, kurie padeda, arba savanoriai, kurie mums padeda. Mes stebime mūsų knygų emocijas. Nes paprastai irgi sulaukia nepakankamai nepatogių klausimų, arba tenka, tarkim, po pokalbio kalbėtis jau su tą pačią knygą, kas jam buvo labai nemalonu, kas galbūt įskaudino, nors žmonės jie turbūt yra pripratę prie nepatogių klausimų jau. Bet tačiau emocija mums irgi labai jų yra svarbi, kaip jie jaučiasi, mes jų nepaleidžiam, šiaip paprastai tikrai net ir po visų tų renginių mes klausim, kaip yra. Nes paprastai kartais būna per renginį, jeigu tai yra 4 valandų renginys, žmogus gali pakalbėti net iki 6 žmonių. Tai yra pakankamai daug. Vieni klausimai kartojasi, kiti būna tie, kurių gal kartais mes ir nesitikim. Nors jie irgi turi teisę mūsų knygos pasakyti, aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Į gyvą biblioteką mane pakvietė mano vienas labai senas pažįstamas. Tiesiog jis ateidavo su manimi pabendrauti ir aš nežinau apie gyvą biblioteką nieko, bet mes su juo bendravom. Tai po kelių tų mūsų susitikimų bendravimų sako, Inga, tu būtum ideali gyva knyga. O kas tai yra, sakau, gyva knyga, sakau, aš žmogus, aš ne knyga. Sako, yra toksai stereotipų laužimo metodas, gyvoji biblioteka. Ten, kur susirenka žmonės skirtingų socialinių grupių, jie laužia stereotipus. Sako, tavo stereotipai būtų lūžę, nes sako, aš tavyje, tavo gyvenime, sako, nematau negalios. Sako, negalio pas mane yra, taip, mano kūnas yra neįgalus, bet ne, mano tas kūnas sustabdo mano visą veiklą. Jeigu aš darau daug, kas kitiems atrodo nebūdinga žmogus su negale. Aš nežinau, kokia aš būčiau, jeigu aš neturėčiau tokio kūno. Ir esu laiminga tokia, kad aš esu tokia, nes stabdys yra, aš daug ko negaliu daryti. Gal ir gerai, nes aš nežinau, ką daryčiau. Savo istorijas pasakojantys žmonės drįsta atsiversti net tamsiausius gyvenimo puslapius tam, kad juose rastų prasmę ne tik savo, bet ir kitiems. Aš nuo savęs pasakysiu, kad aš kaip tapau neįgali 50 metų, kaip man suėjo, tai aš metus laiko niekur neišėjau, pas mane buvo, nežinau, juodas tas toks lapas gyvenimo. Aš turėjau susitaikyti, sveika moteris, nesirgus ir negulėjus ligoninį, turėjau susitaikyti, kad aš dabar gyvesiu antrą gyvenimą neįgalių vežime. Neturiu 2 kojų ir, kaip pasakyti, tas neįgalumas. Ir man reikėjo susitaikyti labai ilgai ir skaitykit, nelabai ką ir atsimenu, kaip aš ten pragyvenau tuos metus, niekur neišėjus tiesiog. Ir turbūt turėjo taip su manim vykti, kad aš turėjau susitaikyti
Aš pasakysiu taip, kaip trumpai drūtai trenkiau į salą ir galvoju, kiek aš čia galiu sėdėti. Visą gyvenimą buvau aktyvi, viską moku, viską dariau. Tada aš jau pradėjau visur skambyti, visur ar ten rašyti elektroninius laiškus, prašyti darbų, gal priims kur, bet nebuvo to darbų. Tai labai daug veiklų įsirašiau, atradau ir mane visur labai noriai priėmė, labai su džiaugsmu. Irenos istorijoje buvo daug tylos ir skausmo, tačiau dar daugiau ryžto. Dramatiška istorija iš tiesų tapo įkvepiančių drąsos ir vidinės stiprybės pavyzdžių. Kiekvienam žmogui papuolus į tokią situaciją, aš nežinau, čia pagal kiekvieną žmogų skirtingai, kaip jis reaguos, bet kad nugalėti visą tą save, nes aš tikrai likau tokia pati tik vežime, neparalyžiuota, į kad viską reikia stengtis ir daryti. Kaip pasakau, man irgi kaip kiekvienam žmogui tikrai būna visko, aš ir paverkiu. Ir būna tikrai negerų būna dienų ir, kaip sakyti, juodų. Ir negali į lauką išėti, kaip žiemą būna sniegų. Aš parpuolu tai. Tai būna visko, bet suprantat, kada išeini į gatvę ir eini į tą veiklą, tai reikia viską palikti namuose ir nekaltyti žmonių, bet išeiti su nuotaika, su geru noru, kad tu tikrai viską padarysi. Bet čia reikia, kaip pasakyti, per negali, kad aš tikrai, kad ir negaliu, bet aš galiu. Aš ir labai, man buvo sunku, labai daug kartų parpuoliau iš vežimo, labai galva buvo sudaužyta, guzų buvo. Aš labai daug save traumavau dar, kol aš viską išmokau. Bet mane išmokino neįgalų žmonės, stovyklose, aš daug labai papuoliau, labai buvo geri visi vadovai, labai žmonės ypatingi, geri neįgalų šitie visi vežimuos. Tai jie man viską parodė ir aš tol dariau, ar 10, ar 100, ar 500 kartų, kol aš padariau. Nepalikti, bet daryti, jeigu kad tau pasisektų, ką tau reikia, kad tu nepuldinėtum. Bet reikia labai daug dirbti ir aš dirbu lygiai šiandien su savim kiekvieną dieną, kad aš galėčiau gyventi aktyvų, normalų gyvenimą ir kad aš galėčiau išeiti ir žmonėm pakelti nuotaiką, o nezysti ir oi kaip man blogai, padėkite. Tai patarčiau kiekvienam, jeigu įmanoma, bet reikia labai daug su savim dirbti ir daug stengtis. Kartais gyvosios knygos kelia baimę. Ne todėl, kad žmonės nenori jų skaityti, tiesiog nežino, kaip prieiti, kaip paklausti, kaip neprasilenkti su pagarba. Tačiau, kai žmogus ryžtasi leistis į atviro pokalbį, lūžta stereotipai, o baimės išsisklaido. Aš tikriausiai niekada nepamiršiu savo pirmosios skaitytojas. Tai buvo labai seniai, Vingio parke mano pirma gyva biblioteka buvo. Ir prie manęs atsisėdo studentė, kuri kaip tik tada įstojo tik tai į Vilniaus universitetą studijuoti. Pasiėmė tą knygų katalogą į rankas ir drebėdama prieš mane taip. Sakau, kas yra? Bijau. Sakau, ko tu bijai? Įskaudint. Kad tu neskaudink, tu tiesiog drąsiai kalbėk, drąsiai klausk ir atsakysiu tuos visus rūpimus klausimus. Tai ne televizijos laidai, tai ne radijo laidai, tai ne kažkas, tai tiesiog gyvas pokalbis. Ir per tas 15 minučių tu gali klausti manęs bet ką, kad tik tai savo negalva. Jeigu tai per daug bus privatus klausimas, aš galiu jį nesakyti. O visą kitą tu manęs tikrai neskaudinsi. Tikrai. Ir paskui pokalbis pasibaigiantis, taip sako, taip jau drąsiai, taip sako, ar aš galiu apkabinti? Gali? Tai ko taip pat. Ten įvairių žmonės, mokinukai, vieno klausia, suaugę žmonės, kitų dalykų klausia. Tie, kas turi daugiau patirties, jie kitokio klausimų duoda, bet būna nuobodus tie pokalbiai, kai tas pats per tą patį, tarkim, mokyklai. O kodėl tu klausai šito? Aš matau, kad tavęs tai nedomina. Ai, man mokytoja pasakė šitą paklausti. Kad tai tau neįdomu? Ne, tiesiog tai kodėl atėjai? Man pasakė. Ir tokių buvę.
Gyvoji biblioteka Lietuvoje stereotipus laužo jau daugiau nei 10 metį. Čia savanoriai, neįgalieji, patyrė diskriminaciją, kovoja su priklausomybėmis, atlikę įkalinimo bausmę, susidūrę su psichologinė ar socialinė atskirtimi, pasakoja savo gyvenimo istorijas ir kviečia žmonės pažinti ne pagal jų išvaizdą ar socialinę padėtį, o pagal tai, kas slypi jų viduje. Aš manau, kad laužydami stereotipus žmonės supranta, kad galbūt jie neteisingai mąstė tuo metu, taip, arba kad, žiūrėk, kad jeigu žmogus buvo nuteistas vieną kartą, tai nereiškia, kad jisai turi vėl grįžti į kalinimo įstaigą. Arba kad žmogus neįgalus, jisai turi sėdėti ir nieko nedaryti namie, nežaisti, nevairuoti, nepiešti, nekoncertuoti, taip. Ta prasme, žiūri, skaitydami jie sako, vau, tai yra nuostabu. Reiškia, geba žmonės, jeigu jie nori. Ir aš manau, kad tai yra svarbiausia dabar mūsų šitame laiko tarpe. Tai yra tas žmoniškasis ryšys. Tai yra ta knyga, kuri pasidalinusi, sako, ne, žiūrėk, yra kitaip. Ir tai turbūt man turbūt nuostabiausia. Dažnai paklausia, sako, kaip tu laikaisi? Gerai, o tu laiminga taip? O kaip tu jautiesi būdama tokiam kūne, sakau. O kaip tu, sakau, jautiesi būdama savo kūne. Aš taip pat, kaip ir vakar, kaip ir šiandien, kaip nusiteikiu, taip jaučiuosi tame kūne. Mano kūnas yra toksai, aš jo niekur netėmiau iš nieko, išsakyta, jaučiuosi taip, kaip jaučiuosi. Kai sergu, tai sergu, kai nesergu, tai nesergu, taip ir jausmai mano tokie patys. Stereotipai, būna ten paklausia, ar tu gali vaikščioti. Anksčiau tai galėjau vaikščioti, tai paskui galiu. Dabar pasakysiu, kad mano vaikščiojimas yra mano vežimas. Iš tikrųjų, tai yra mano kojos, padangos mano batai. Susitaikiau su to, kad mano negalia yra tokia, dėja jinai progresuojanti. Susitaikiau su tuo ir tegu toliau. Pačios knygos, jos, aš manau, mes visi labai džiaugiamės jų dalyvavimu. Jiems irgi labai smagu yra išeiti į visuomenę, ypatingai, kai mus ten kviečia, tarkim, kažkur išvykti ir toliau. Ne tik, kad, sakykime, Vilniuje yra festivalis, buvom praeitais metais Jaga festivalyje, žmonės tikrai labai domėjosi, jiems buvo labai įdomu ir jaunimo labai daug. Jie dalinasi tai, kad, turbūt, kad yra išvyka, kaip ta išvyka vyko, ką jie pamatė naują, nes, tikrai tai Jaga, aš suprantu, kad vyksta, tarkim, kiekvienais metais, bet dėja mes dalyvavom tik vieną kartą. Ir sakom, matai, kaip čia įdomu, kokių čia irgi įdomių žmonių yra, ne tik knygos įdomios, bet ir patys žmonės, aplinka visa. Taip dalinasi galbūt, kad sutinka kažkokių įdomių žmonių, tarkim, atvykusių galbūt iš Australijos. Taip, atvyko į tą renginį, mes juos pakvietėm, tarkim, jie susidomėjo, kas tai yra. Ir sako, žinai, kokie buvo įdomus pašnekovai, jie ten tokių klausimų uždavė. Galbūt kartais net mūsų žmonės neužduodavo, sakykime, iš Lietuvos, Taip jie pasidžiaugia, jie pasidaro nuotrauką su jais, taip, tas yra kontaktas, jie užmezga kažkokį naują ryšį. Tai tuo jie pasidžiaugia, o žmonės, skaitytojai, taip, kurie skaito mūsų knygas, dažniau jie galbūt dalinasi tuo, kad, ką aš ir minėjau apie tas emocijas gyvas. Ir jeigu jiems yra įdomu, jie renkasi, žinoma, irgi ne vieną knygą, tai yra istorijos ir jie kaip sako, bet aš iš tiesų nežinojau, kaip elgtis su tokiu žmogu. Aš neįsivaizdavau, kad neregys gali taip ar taip pasielgti, kaip jis gyvena, kokia jo kasdienybė, ką jis galbūt išgyvena ne iš tiesų. Man visada tai atrodė, sakykime, kad eina, praeina, gyvena, jam čia taip tinka. Tiesiog aš manau, kad jie irgi išmoksta ir suvokia, kad žmogus gali prisitaikyti, gyventi ir būti visuomenės dalimi. Bet kai mane kalbina žmonės visai man nepažįstami ir, kaip sakau, užduoda klausimus, kurių kartais net nesitikiu, aišku, dažnai būna klausimai tokie patys. Kas atsitiko, kodėl tu tokia, prie šito aš pripratus, aš jau čia, bet būna kartais netikėtų klausimų užduoda, tai man pačiai būna labai smagu, labai norėtų, kad būtų tokie įvairesni skaitytojai mūsų vadiname. Buvo taip, kad tokie pesimistiški klausimai buvo, tai biškai taip nuotaika liūdina, bet čia ta diena, jinai praeis, veikti veiklos daugiau, daryti, nesėdėti ir neliūdėti ir eiti tolyn. Nes lengva verkti, lengva keikti, lengva kažką tai kaltinti, bet geriau pačiam kažką padaryti, kad nebūtų tos dienos, kad aš kažko nepadariau. O kodėl? Tai kad tingėjau.
Gyvosios knygos tai ne tik pasakojimai, tai šviesa, kuri padeda visuomeniai pažinti ir suprasti žmonės gyvenančius kitaip, nei esame įpratę įsivaizduoti. Daugeliui neįgaliojo vežimėlis vis dar atrodo kaip nuosprendis, tačiau gyvoji knyga gali nustebinti. Gyvenimas gali būti kupinas šokių, kūrybos ir džiaugsmo net tada, kai judame ratukais, o ne žingsniais. Šiuose istorijose aiškiai matyti, svarbu ne tai, kuo judame, o tai, kas mus veda pirmyn. Juos stebina, kad aš viena gyvenu, kad pakol kas aš galiu viską pasidaryti. Kaip sakyti, man nereikia pagalbos, tai nustemba žmonės, kad žmogus skaitosi neįgaliojo vežime, jam būtinai turi būti šalia žmogus, turi padėti ar nupirkti produktų, kažką padėti, padaryti. Bet kaip aš pusę amžiaus pragyvenus 50 metų sėdo neįgaliojo vežimą po traumos avarijos, tai aš kaip viską dariau, taip ir darau. Tik tai, kaip sakyt, man įvyko ta trauma avarija, tai aš sėdau į vežimą, bet pas mane tas gyvenimas ir tas gyvenimo būdas jis nepasikeitė. Stebėsi tuo, kad bendraujant su jais, paskant savo tas istorijos, nutikimus, filosofinius visokiausius, kaip sako, išmislus, sako, mes nematom, sako, negirdim tame, sako, negalios. Čia per paskutinį mūsų tą gyvosios bibliotekos renginį, tai vienas iš skaitytojų sako, iš kur tas optimizmas, iš kur tas pozityvas. Iš ten, nežinau, iš kažkur, tai tiesiog viduje. Taip sakau, aš turiu negalią, aš galiu sėdėti ant palangės, verkti, kad mano negalia stabdo mano tam tikrą veiklą, riboja mano galimybės, bet aš neturiu teisės sėdėti, man negalima depresuoti, nes jeigu aš depresuosiu, verksiu, tai depresuos ir aplinkiniai. Sakau, nėra tokio pasaulyje žmogaus, kuris gimtų nereikalingas ir kiekvienas turim kažką tai po savęs palikti. Šekspyras. Ne jisai namą pastatė, ne jisai medį pasodino, ne jisai vaikų turėjo, bet va, jo pjesės, dramos, sonetai po šiai dienai yra skaitoma. Taip, aš nesu rašytoja, aš nesu kažkas tai tokio, bet aš tiek kažką tai po savęs palikti. Tai bent jau to pozityvo lašelį. Vaikai ir paaugliai dažniausiai patys smalsiausi skaitytojai. Jie nebijodami klausia tiesiai, domina emocijos, kasdienybė, draugystės, vienatvė, šeima. Iš pasakojimų matyti, kad jaunajai kartai empatija yra daug artimesnė nei stereotipai. Praeitais metais mes buvome Litexpo knygų mugėj ir mane turbūt labiausiai žavi vaikai. Jie patys domisi, ateina su tėvais, tėvai žinoma, jie gal ten, sakykime, nori nusipirkti popierinių knygų, galbūt nori kitaip praleisti laiką. Vaikai sako, ne, eina, man sako, labai įdomu. Ir žinot, atsimenu tokią vieną paauglę mergaitę 11 metų su tokiu labai nuoširdžiu žavesiu, kai jinai klausėsi ir jinai pasiėmė labai, sakykime, kaip sunkia knyga, aš kaip vadinčiau, tai žmogus sergantis vėžiu. Ir jinai taip, ta prasme, jos akyse buvo tiek, turbūt meilės, tiek supratimo, tiek rūpesčio. Ir man atrodo, kad žmogus susidūręs, jaunas žmogus su tokia situacija, ta empatija turbūt išauga, jau, aš nežinau, man tiesiog vaikai, tai yra kažkas tokio tyro, žavaus, kuo jie dar gali sužavėti tuos pačius mūsų žmonės. Žiūrėkit, kad gal galim ir kitaip gyventi, gal galim ir kitaip elgtis. Nes dabar dėja visi užmirštam apie paprastą žmoniškumą. Studentai, mokiniai labai daug domisi, aš daug mokyklose važinėjau, buvau mokiniam, daviau daug labai irgi su tavo gyva biblioteka mane vežiojo ten irgi į mokyklas. Tai visuomenė ir kad mokiniai ir studentai žino, tai yra labai gerai ir mes tikrai džiaugiamės, kad jaunimas daug žino ir kad gyvenam tikrai dabar tokiam amžiui, kad reikia žinoti ir kad nenuslėpti iš tų dalykų ir kad žinotų žmonės, kaip padėti, kaip ką, ar tik tai, kaip žmogus paprašys, ar taip padėti. Nes jau mano amžiaus ir senesni žmonės, jie nelabai mato domisi, nelabai jie išmoks, o jaunimas tai jis labai greit išmoksta ir jisai žino, kaip padėti neįgaliam. Ir net tai tas pas neįgalus žmogus parodys, ir tikrai bus pagalba. Tai man tai labai džiugu yra ir aš labai tikrai džiaugiuosi, kad
daug labai yra pagalbos ir daug labai domisi jaunimas ir mokiniai. Ir tėvai net mokina vaikus, kiek žinau, dabar, pavyzdžiui, daug ateina ir prie manęs vaikai nedidelė, gal kokia taip 3, 4, 5 metų. Tai jie prieina ir viską apžiūri ir jiems labai įdomu, paklausė mamos, nors mama jau viską pasišnekėjo su juo, bet jis dar prieina ir apsikabina mane kartais ir bučkį duoda mergaitį mažiukį. Tai žinot, tiesiog nubėga ašara džiaugsmų, kad vaikai taip yra labai mokinami tėvų. Reikia labai pasidžiaugti. Gyvoji biblioteka primena labai paprastą dalyką. Kiekvienas žmogus rašo savo gyvenimo knygą. Ne iš teorijos, o iš kasdienybės, pasirinkimų ir išgyvenimų. Ir kartais ta knyga gali įkvėpti esantį šalia, o kartais, išgirdus kitą žmogų, vienišumo jausmas bent trumpam atsitraukia. Ir tai gali tapti pirmu žingsniu atgal į gyvenimą. Man labai daug reiškia. Aš tiesiog pilna viso to gėrio ir ką aš turiu savyje ir kad aš galiu skleisti, tai man yra labai gera, kad galima save parodyti ir pasakyti, kaip sako, ką tu gali ir kad paskleisti tą gerą, tą savo, kaip sako, šilumą ar ten tą visą, kaip sako, gėrį, ką tu turi savyje, kad ne vienam žmogui nebūtų blogai ir nelinkėti tų blogų. Tai skaitau, kad yra labai gerai. Aš tą stengiuosi daryti ir tikrai iš savo visos, kaip sakyt, ir iš gero to visų, iš tos, kaip sakyt, šilumos man labai gera. Aš einu tikrai su didelė nuotaika labai. Linkiu daugiau optimizmo, pozityvo, mažiau žiūrėti žinias, nes ten politikoje tiek daug suklysta ir kartais žmonėm labai nuotaiką pagadina. Mažiau politikos galvoj, daugiau optimizmo, saulės ir taikos. Tiesiog neskirstykit žmonių jokias grupės, nei į rasas, nei ūgis, nei svoris, nei kiekvienas mes esame reikalingi. Ir mūsų ta reikalinga, ir bitė reikalinga, ir ta pati gegutė, kuris savo vaikus palieka, svetimo lizde, yra reikalinga. Kiekvienas esame reikalingas ir kažką tu turim pas savęs palikti. Geros nuotaikos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.